Turi, babi, gal man kažkokį patarimą? Neturiu, nenumirk. Sveiks, drūts, kolega. Tęsiam mūsų iššūkį ir prasideda trečioji iššūkio savaitė. Trumpai pabandysiu aptarti savo treniruočių planą šio iššūkio metu. Mano tikslas yra ne tik numest daug svorio, bet ir kartu gerai jaustis, būti stipriam, gražiai atrodyti. Dėl to stengiuosi derinti tiek kardio, tiek jėgos pratimus. Yra tekę nesikį matyti ir girdėti istorijų, kaip žmonės tiesiog meta valgyti ir daro daug kardio. Tai be jokios abejonės svoris krenta smarkiai, bet paskui tenka susidurti su kamančiom madom ir panašiai. Tai bandydamas to išvengti, stengiuosi laikytis patarimų daryti jėgos pratimus ir gerti daug vandens, kad oda būtų elastingesnė. Dar niekada nebuvau numetęs tiek svorio, kad sužinočiau, ar tai veikia, bet gal šįsyk pavyks. Jėgos pratimai labai naudingi metant svorį, nes jie ne tik degina kalorijas, bet ir padeda palaikyti medžiagų apykaitą vėliau. Šiaip, kuo daugiau raumenų turėsi, tuo daugiau energijos kūnui reikės sudeginti, norint juos išjudinti. Tai tu kaip ir gauni dozuikus vienu šūviu. Ir kalorijas degini, ir gražiau atrodai, ir nėra problemų, kai reikia kažką pakelti sunkesnę. Taip, pirmadienį turiu pečių dieną, noriu didelių apvalių pečių, man jie nei kiek neauga, tai aš turiu pasidaręs atskirą dieną tik pečiam. 5 pratimai visom 3 deltom. Trapecijai dar padarau, daugiau nieko pirmadienį nejungiu į tai. Antradienį pasidarau nugarą su bicepsą, turiu nugarai 4 pratimus ir bicepsui damušt porą. Trečiadienį darau presą, presui 4 pratimai ir tada, kad biški būčiau mobilesnis, nes dabar tai sustingęs kaip medis, pasidarau tempimo pratimus visam kūnui. Ketvirtadienį darau kojas, kojų nenoriu pasilikti pabaigai savaitės, nes ir taip jau ten ieškai atmazų visada, kad jų nedaryti. Tai ketvirtadienį pasidarau kojas, kojam turiu 5 pratimus ir stengiuosi niekada neskipinti. O penktadienis jau šventinė diena. Labai mėgstu daryti grūdaką, mėgstu daryti trickę. Pasilieku penktadienį, kai jau jėgų mažiausiai, kai atrodytų, kad labiausiai ieškosi kažkokiu tai atmazų. Tai tada aš jau penktadienį pasilikęs tą, ką noriu daryti. Tai 3 pratimus turiu krūtiniai, porą trickiai ir visas dienas užbaiginėjau visada kardio. Nesvarbu, ar darau pečius, ar nugarą, ar krūtinę, vis tiek pabaigoje darau 15 minučių kardio dabar kol kas. Šeštadienis mūsų iššūkio diena, tai dažniausiai didelę dalį šeštadienio jūs matot epizoduose ir irgi užbaiginėjau tada tempimais ir kardio, o sekmadienį poilsis. Sekmadienį tai tik tai išeinu pasivaikščioti ir viskas. Tai daugiau mažiau taip atrodo mano treniruočių savaitę šito iššūkio metu ir šiaip įprastai. O dabar prašom pirminį epizodą pasižiūrėti, kaip sekėsi mums ruoštis šitam iššūkiui. Pasirodo, draugas Čatas Džipitonas moka būti ir negailestingo. Jeigu su atsispaudimais taip ganėtinai draugiškai su manimi elgėsi, tai dabar kai paklausiau, ką daryti, kad galėčiau padidinti savo wall-sito laiką, kaip sudarė planą, tai sudarė. Jau pirmą dieną turėjau daryti 3 kartus po maksimaliai wall-sito ir pritupimų su įtupstais. Ir supratau, kad čia nėra geras ženklas, kai mes pradedam nuo tiek. Antrą dieną buvo 4 laikai maksimalūs, plus dar plenko 3 serijas. Jau nedraugas. O šiandien prie vakarykščio laiko liepė pridėti dar po pusę minutės, kas sunku, bet pirmas 2 serijas pavyko. Aišku, dabar tik 3 serijas leis daryti. Ir dar eisiu daryti su svoriais pratimų. Kadangi dirbant nemažai tenka pavaikščioti, tai darbe nusimato įdomi diena. Artėja šeštadienis, kaip ir kiekvieną kartą bijau svyrimą, nes atrodo, kad bus nieka nenukryti, bet pastaruosius 2 buvo nukryti. Šiandien kardio diena turėtų būti, turėčiau bėgti, bet labai tingi, tai einu. Kiek čia pusvalandų, kokią minučių gal eisiu. Challenge'as tas wall-sitas, nežinau, aš namie stengiuosi po kartelį pritūpti ant makso, kiek išeina, bet realiai net nenuminėjau laiką. Sėdi, kol jau pradeda, drebėt kojas ir viskas. Nepasakyčiau, kad labai ruošiuos, bet aš manau, kad pagerins vis tiek per porą sekundžių. Kem 5, nėra daug, manau, išdrebėsiu. Tai rytoj kojam nieką nedarau, tai šeštadienį manau, kad aš minutį palaikysiu, gal ir daugiau. Planas toks. Ką pasigadai labiausiai per šitas 3 savaitės? Saldumynų. Energetinė, šiaip labiausiai energetinė. Dabar esu geris porą kartų, nulinę, be cukraus. Tai žiūrėsim, ranas man kažkaip labai kenkia ar nelabai kenkia. Pagal idėją turėtų nekenkt gal, nes nieka nėra. Nu, aišku, noris ledų, pagalvoju, kartais ledų dėčiau. Labiausiai tai energetinė. Kas buvo pačioj pirmoje dienai paminėta, kad bus labai blogai, nes neturėsi energetinio. Jeigu nukris bent kilogramas ar nors pusė, vėl bus laimingas, reiškia, vis tiek dar vis krenta. Sakau, turi kažkada vis tiek stoti. Turėsi pradėti kažkur daryti daugiau arba mažiau valgyti. Tai va, matysime. Tai trečia iššūkio savaitė eina į pabaigą. Toliau ruošiamės wall-sito challenge'ai savaitgaliniam. Liko 2 dienas. Vakar turėjau tokią biškį poilsio dieną. Nereikėjo daryti nei wall-sito, nei jokių įtupstų. Dariau daugiau tempimo pratimus, atpalaiduoti truputį, tai daugiau į kojas orientavausi.
O šiandien grafas Četas Džipitonas sprendė, kad man bus atlyginta už vakarykštį poilsį. Tai šiandien pasiūlė net 5 serijas maksimum volsito, kiek išeis daryti, kas jau yra negailestinga. Ir dar prie paskutinio laiko būtinai pridėti bent 15 sekundžių. Tai mano jau praeitas buvo 2,5 minutės. Tai dabar minimaliai turėsiu 2,5 bandyti padaryti. Tačiau kartu ir labai džiugu, nes rezultatas jau jaučiasi. Nes pirmą dieną aš padariau tik minutę 15, o dabar po kelių dienų jau kojas apsipratus tuo skausmu. Tai aš jau už vakar padariau 2,5. Tai babai turėtų kilti truputį stresas, kai žino šitos skaičius. Šeštadienį aš manau, kad 3 minutės tikrai perlipsiu. Ir prie viso šito negailestingumo, dar negana to, kad darysiu 5 serijas maksimum volsitą, dar priklausys ir bulgariški įtupstai, kas yra, kai ant suoliuko užsidedi vieną koją ir su kita tupi, dar svorį gal rankoje gali laikyti. Tai šiaip jau yra negailestingi. Bet smagu, progresas matosi. Aš iš tikrųjų neskaitau kiekvieną dieną, ką man sudaro ChatGPT pilną savaitės pasiūlymą kiekvieną dieną, bet aš tiek bijau, ką jis pasiūlys vėliau, kad aš net nežinau, kas manęs laukia rytoj, bet jeigu šiandien jau taip, tai rytoj tikrai nenusimato linksma diena. Sveiki, gerb kolega. Oi, kokia graži jūsų kurtkė. Aš jau po darbą buvau nulūžęs, tad skėliau plūdėjau pusę nakties. Važiavau kašį. Žalintuvų buvo ant 5:06 užsidėjęs. Prabudau 2, oi, dar noriu miegą. Prabudau 3:30, o jau jaučiu to žalintuvas, jau turėtų skambėti jau gerai, čia viskas. Lemba, žiūriu dar net. Svaliojau, pasiražiau. Nepamiršau svarstyklių, nepamiršau zboną. Kamerų net turiu. Tai nežinau, ko pamiršau iš tikrųjų. Kažkur vis tiek turėjau palikti namie. Garsas. Babi, pakalbėk. Labas rytas. O, labas rytas. Ir dar vienas šeštadienio rytas. Tai mes jau norim valgyti, norim gerti. Tai iškart ilgai nieko nelauki. Stveriam svarstyklas ir einam žiūrėti, ko nuveikiam per šitą savaitę. Padėsiu vienu koju, o Jėzus. Babis labai ilgai galvoja. Babis turi raumenį parodyti ir jeigu parodysi raumenį, tada užfiksuos svorį. Ar užfiksavo? Neužfiksuoja. Sava. 113. 113? Pusantrą gaunus, ne? 1,6? 1,6. Babislav, neatrodo, kad džiaugtumės. Ne, žabė, dar nesuvokiu, žinai. Nes, sakau, tai jau man kiekvieną kartą, kaip tu sakai, kiekvieną kartą ir tas toks atrodo, nesijauti, žinai, kad būtum mets. Aš vėl galvoju kilogramas nuo jis, bet sakau vieną, žinai. Pusantrą. Na, aišku, tas pusę kilą tai tak, žinai. Tie gramai. Nu, bent. Kilogramų daugiau. Tai žinai, gali kitus atės loštos 500 gramų. Tai gali ir 3 mūsų. Ne, tai gerai, jeigu taip 3, tai dar 2 savaitės jau bus 110. Nu, lyp dabar ta, pas tau bus dar 2 kilai. Nu, davai, pabandysiu užlipti aš. Dabar jau man biškai baisu, kai babis tiek numetė. Man visada atrodė, ble, dabar reiks vėl mažiau dar kažką valgyti. Nieko labai nutiko. Čia elgiamą, tai ne. Gerai. Ir aš rodau raumenį, nes kitaip nesisveria tikriausiai. Nu jau šiandien steikus dėsiu 2 gali. Nežinau, kaip nurėsėti, nežinau, kaip išjungti. Tik išsiaiškinau, kad šitą svarstyklą sveria tik 150 kg. Nu, kų, finalinis sverimas, ne finalinis dar, bet pažiūrėjom, kų čia per savaitę pavyko numesti. Skaičiuoja, oi skaičiuokla, nurodo 117,1. Fiksuojam šito rezultato. Rezultatas geras. Kitą savaitę matysime, kas čia bus. Jau matuojas? Nu, plius minus, nes rekal, įrašyti 10 sekundžių praeina. Tai gal panašiai. Einu apsiaut kuntaplioko prieš valsytą challenge'ų. Visą savaitę dariau tos visus ChatGPT patarimus. Vakar paskutiniai dienai buvo duota 2 serijas maksimum ir 3 serijas šuoliukų po 10. Paskutinės dienas nebepadariau, bet turiu vilties, kad dabar už tai būsiu gerai pailsėjęs ir už tai sutriuškinsiu babį. Mano planas pagerinti. Visi challenge'ai reiškia, eina, kad pagerinai. Tai jau sekundį gali išdribėsi. Babė laikas praeitą savaitę buvo kem 5, mano buvo minutė 19, o pasiruošęs babės. Ruošęs. Aš tai ne. Padarom greičiau. Davai, padarom greičiau ir viskas. Taip. Palauk dabar. Pradedam? Pradedam. Bet kojas lysta. Kaip jauties, baba? Nu tai jau. Man pirminė banga paraina dabar ta. Paskiau mano praeina būna. Man tai ne, man tik labiau dega.
Man atrodo, man batai slysta. Man irgi atrodo, taip pat, kad važiuoja priekin kojas. Mašinų paliravo, kas galės, kad bet sunkiau. Pradėk autot kojas. Ai, negera ir man jau. Girdėjai, babi, dar tik 30 dar turi laikyti. Blet, kai dega. Be, būčiau griūvęs, jeigu dar laikės. Be, man tai pradėjo drebėti kojas. Mačiau, bet net galvoju, kad čia specialiai taip bandai iškelti. Tiesiog dreba, nu. Kiek turiu? 20? 20. O jau ir man dreba. Mano tikslas 3 minutės dabar jau. Rakščių prisvarysiu pakaušinčyti. O, tio. Spider-Man. Ai. Kaipgi atsistoj dabar. Man, va čia va. Labai. Čia va, jo, užpumpuoja koją. O, bet kaip gerda. Ai, tas savo. Ir čia nereikia ir kojų, kad čia linčydė patupėjai. Nu, bet man irgi kaip traukia, sakai, atrodo, slysta kojas. Tai... Nu, toks palengva atrodo, bet reiktų čia be šansų. Gal nuo tą nuovargę, taip jo. Gal taip atrodo, va čia, nu. Nežinau, ar sutapimas ar ne. Man tai buvo taip, kad gal kokiam trečiadienį ar ketvirtadienį paučiau, kad kažkaip labai lengvai laiptais lipu. Gal mažbiški irgi turėjo įtakas. Tvirtinant kojas. Gali būti. Nu, šiaip jau laiptai nėra labai didelis draugas. O gal nuotaika buvo gera. Tai babė laikas. Mano laikas. Ir... Nu ką, aš manau, kad visai neblogai. Per savaitę dvigubai pagerinti. Babis daugiau negu dvigubai pagerina. Nu, man pirmam kartu tai iškart pradėjo drebėti. Ir dabar dar jaučias maudulys. Nu tai ką, tai savaitės rezultatai visai geri, skaitau, nes svoris. Kiek tu numetei? 1,5. Aš kiek numečiau? Tai 1,3. Nu kilogramų, sakykime, panašiai. Babis biški puskelių prisvyja. Vis tiek dar yra biški. Babės svoris 113, mano 117. A pradėjom su kiek? Man 118. A mano 125 buvo. Nu tai ką, per 3 savaitės, per abu 13 kilogramų. Tai ką, nebetokie ir staruliai jau. Nu, ką, metas iššūkį gal išsitraukti? Gali būti nelaiminga ranka. Labai bijau. Burpį. Gerai, įdėsim va čia va. Ant babę galvas, vietoj babę galvas. Parodysime, kaip atrodo tas pratimas. Tai man atrodo, reikia pradėti atsigulus, ne? Tu gaunas padaryti spaudimų, pritrauki kojas, nes taip dar, nežinau, visokių variacijų. Taip, padarai pastraukimus, tada pritrauki kojas. Įstoji ir šokį. Ir vėl gulės. Gerai, mes einam į YouTube, pasižiūrim, kaip atrodo burpiai ir tada pabandysime padaryti šito iššūkį. Kiek čia laiką, apie 2 minutės? Aš manau, po minutę stovėsi galvas. Taip, gerai, mes ką tik pasitikrinam, kaip atrodo burpiai. Tai va, tai mums reikia dabar, mes nutarėm laiką, nežinau, su babiu pakalbėjom, kad 2 minutės mums bus per daug. Gal užteks minutės, ne? Šiaip realiai vienu padaryti, užtruks kelias sekundės, nu, tai padarysi 10 baigės minutę. Bet aš manau, kad 10 darys, tai bus gali būti per akis. Gali būti, kad reikia 10 dar pradžiai padaryti. Tai mes padarom minutę, kiek padarysim, kuo daugiau. Va čia jau dabar man labai rimtai kyla panika. Kojas ir taip valsyta dega, dabar dar šitą daryti. Na gerai, padaryk bandymų. Gerai. Aš irgi noriu pabandyti. Tas, nu tai aišku, tiksliai mes nepadarysi. Pradėsi dar skubėti, pradės veltis kojas. Ne? Kaip? Ne rankas judinti priekį, o tai yra šok. Turiu taip. Palauk, tada prisispaust. Pritrauk kojas. Kojas, kad tada pašok. Pizda bus, pizda. Tai nežiaurus šitas, žiaurus. Žiauru. Nori, babi, pradėti? 1, 2, 3, važiuojam. Eik, na. Babi, ar tikrai mums reikia 2 minutės? Nereikia. Kiek simuk laiką praėjo? Nu, 5 sekundžių dabar. Piam ar šiam? 5. Nu tai minutė. Daryk 2. Be šantų.
Darom apie minutę. Dabar jau minutė. Dega kojas. Nu tai čia jaučiu palausytą, bet ne kaip kojas pompina. Turi, babi, gal man kažkokį patarimą? Neturiu, nenumirk. Turiu giliai kvėpuok, nes o Jėzus kaip dusina. Čia va, vienu padariau, pusiau man jau baisu buvo. Nu bet čia va irgi, ant šitą galima bus padirbėti. Da technikas gal kažkiek ir žinai vis tiek. Pradėti greičiau daryti, pradėti galvoti, kad čia dabar reikia daryti, nu dyba. Pašokt, pasispaust, blei. Galvoju, nedirba. Aik, kankinkis. Laimingas skaičius man šiandien. 113, 13. Nu tai, 1, 2, 3. Blogai. Kiek laiko? 10 sekundžių. Na, tai kaip įdomu, ne man irgi, taip pat. Kokius 5, 6, atrodo dar. Ir po to 2 kokie nusadino. Iškiuoja, blei, tra. Vis dar žiauru, nu. Mem, po 15, jeigu gerai skaičiau, bet reikia paskaičiuoti. Viskas, ką noriu, atsgulti. Taip. Šitas geras. Kur dabar, kad žiūrėti kitą pasiūlymą. 10 minučių tokia ir vizijas matyti pradėsime. Pradėjai įspūdingai, kaip ir visi. Tada žiūrim sėstą bataraiką. Ir viskas būtų pokai, bet buvo padaryta tik apie 10, kaip ir pas man. Kur tas lapelis burpė? Išmečiau. Išmetė? Ačiū tau. Išmečiau, kad mes čia. Kau, bandam sportuoti? Dar reikia. Nu, tai priklauso, ar tu daryti. Tai tokie rezultatai mūsų šią savaitę. Kitą savaitę aš galvojau, sakiau, kad valsytas buvo blogai ir laukiu kupinas skausmą savaitę, bet šitą savaitę aš jau iš vis nebelaukiu. Tik viliuos, kad padės, tai numes dar daugiau svorio ir kitą savaitę jau su babiu per abu būsim bent 15 kg numetę. Būkim stipri, palaikykim vieni kitus ir tam siekiai.